ateina klientai ir sako, tai notaras tvirtino sandorį, tai mes tikėjomės, kad jis viską patikrina. Perki su brokeriu, tai tu iš principo žinai, nes mes preliminariai tikrai nurodom visą laiką, kokia yra paskirtis. Bet kai tu perki fizinio asmens, fizinis asmuo to nenurodo. Esu tai teismų praktikoje einama prie to, kad pirkėjas turi pareigą tikrinti, jis turi būti atidus ir rūpestingas. Tai yra viešai prieinama informacija. Tu gali nuslėpti tai, ko pirkėjas negali. Įsijungia Misijos namų tinklalaidę. Šiandien pas mus nauja serija. Turim svečiuose Karoliną, teisininkę. Labas, Karolina. Labas, Loreta. Tai labai džiaugiuosi, kad tau pavyko šiandien pas mus atvykti. Kiek žinau, turi labai įtemptą laikotarpį. Bet tikriausiai šitam darbe kažkokio paprasto laikotarpio ir nėra. Tai nieko nedelsiant, šiandien pradedam mūsų pokalbį apie tai, kad tiek pirkėjam, tiek pardavėjam labai aktualūs klausimai dėl sutarčių. Jau kai tu išsirenki būstą, prasideda preliminarios sutartys ir prasideda bėdos. Tai kas yra svarbiausia tose sutartyse? Tai visų pirma, perkant nekilnojamą turtą, svarbu yra įsivertinti, kokį turtą mes perkam. Nes yra labai didelis skirtumas, ar mes perkam iš žmonių kažkokį 20 metų jau ar senesnį butą, ar perkam dar nepastatytą statinį, naujos statybos statinį, kuris buvo statomas pardavimo tikslais. Pavyzdžiui, gyvenamąjį namą, kuris turi vietinį vandentiekį, vietinį nuotekas ir taip toliau. Tai yra labai skirtingi aspektai ir dažnai pirkėjai neįvertina viso to. Tiesiog atvyksta, apžiūri, mato, kad namas stovi arba pamato pamatus, parodo kažkokį vizualą ir to pakanka, kad pirktą nekilnojamą turtą. Tai mano vertinimu nekilnojamas turtas dar perkamas per daug aklai ir pirkėjų įpročiai turėtų keistis. Mes pastebėm, jog labai pasikeitė automobilių pirkėjų įpročiai. Jie anksčiau visi atvažiuodavo, pamato, nusiperka. Dabar mes tikrinam Car Vertical, visur kitur pasikviečiam specialistus, o perkant brangų turtą, to atidumo visai nėra. Vėliau ieškom kaltų. Tai vertinant ir teismų praktiką, matom, kad jau yra, teismai pasisako, jog pirkėjams taip pat kyla pareigos patikrinti, ką perka, nes yra tokių situacijų, kada pirkėjai perka žemės sklypą ir viešajame registre yra žyma apie tai, iš kurios galima daryti išvadą, kad tame sklype negalima statyti gyvenamojo namo. Nusipirkę, sužino tą faktą ir teigia, kad pardavėjas nuslėpė, nors iš tiesų tai yra viešai prieinama informacija ir mes turime ją patikrinti arba mokėti ją skaityti. Perkant būsimą statinį ar naujai pastatytą statinį, pavyzdžiui, daugiausiai tikriausiai ginčų kyla perkant gyvenamuosius namus, taip vadinamus kotedžus. Nes yra tokių situacijų, kad gręžiniai padaryti kaimyninėme sklype arba jie nėra perleidžiami kartu su turtu ir praėjus 5 metam pasibeldžia statytojas ir sako, nusipirkit arba iš tiesiog atjungsiu. Aš turėjus tokią situaciją, bet iš kaimyno, bet čia mes iš fizinio asmens pirkom, pas kaimyno buvo tiesiog tas gręžinys, tai kaimynas buvo davęs leidimą, tai kaip ir viskas tvarkoja. Bet jeigu susipyksti su kaimynu, Todėl svarbu iš tiesų iškart pasirašyti naudojimosi tvarką, kol tie santykiai yra geri, nes bet kuriuo atveju, jeigu kažkokiu klausimu susikerta nuomonės, tai kaimynai ieško, kur ten tvora stovi ne vietoje, kokia obelis ar tuja ir gręžiniai ir nuotekų, tos sistemos yra iš tiesų viena pagrindinių galimybių atkeršyti kaimynai. Tai prieš įsigyjant turtą reikia labai apsibrėžti naudojimosi tvarką, įsivertinti kokiame sklype, kaip bus išlaikomas už eksploataciją, remontą ir taip toliau. Tai čia kai su vystytojai, tarkim, perki, tai gal šiek tiek lengviau apsibrėžti, ar ne? Nes vystytojas dar, jisai ir padaro tas naudojimosi tvarkas. Iš tiesų vystytojai vengia padaryti. Ir ar jie neįvertina, arba jie nusimato kaip galimybę ateityje dar paprašyti papildomų lėšų.
Tai turėjau visai nesiniai taip pat situaciją, kada pirko klientai gyvenamąjį namą, jie paprašė atlikti visą teisinį vertinimą ir vystytojas mums pateikė kaimyno sutikimą, kad jungsis prie jo gręžinio ir vertinu tą sutikimą ir matau, kad sutikimą davė visai kitas asmuo ir visai kitas unikalus žemės sklypo numeris, o ne tas, kuriame yra tas vandens gręžinys. Tai reikia išlikti labai atidiems ir apie tos pačius vandens gręžinius informacija yra prieinama viešai. Tu gali patikrinti, ar jis yra įregistruotas tinkamai, kuriame žemės sklype jis yra, koks to žemės unikalus numeris ir taip toliau. Tai tokius aspektus iš tiesų labai svarbu įsivertinti. Kalbant apie klaidas, kurias padaro pirkėjai, tai iš tiesų per mažai dėmesio skiria preliminariai sutarčiai. Tai daug kas neatsako, aš žinau, kad tingiu skaityti, vis tiek turbūt viskas bus gerai. Taip, ir kažkodėl yra įsivaizdavimas, kad svarbiausia yra notarinė sutartis, nors ir jai nėra skiriama pakankamai dėmesio, bet notarinė sutartis yra sudaroma tomis sąlygomis, kokiomis buvo sudaryta preliminari sutartis. Iš tiesų turi būti perkeliamos tos sąlygos ir labai svarbu, jeigu preliminarioj sutartį aptarti visus pagrindinius aspektus, nes kai tu sudarai preliminarią sutartį, sumoki avansą, dažnai ir to statytojo, vystytojo elgesys pasikeičia ir dėl pagrindinių sąlygų notarinėse sutartyse jau iškyla konfliktų. Tai ką aš patarčiau įvertinti, apsirašyti galimybės įvertinti, pavyzdžiui, statomą turtą ekspertų pagalba, nes turiu pati labai daug ginčų dėl turto kokybės ir statant tą turtą, ateina klientai, pirkėjai, kurie sudarė preliminarias sutartis, sumokėję avansus, mato, kad sienos juda naujų statinių, o pardavėja nesutinka leisti apžiūrėti tą statinį ekspertų pagalba. Tai iš tiesų nesutinka pirkėjui, kad jisai atsivestų tą būtent ekspertą statybos. Bet tai jau tada yra raudona vėliava iškelta, kad kodėl jisai nesutinka. Tai būtent ir labai svarbu tai iš anksto apsibriežti, kad turi pirkėjas tokią teisę tikrinti turtą, pasitelkti ekspertus, turi teisę tai dėl to atsisakyti, jeigu tai yra nekokybiškas statinys, nes vienas pastarųjų atvejų, kada klientai buvo sudarę irgi sutartį, tai jie būtų įsigiję su dalinė apdaila namą už 500 000 Vilniui ir pasidarius ekspertizę, nes kilo jiem taip pat tokių jau įtarimų, tai ir stogas kiauras, ir sienos kiauras, ir trūkumam pašalinti reikia po 90 000 papildomai. Taip. Tai todėl yra labai svarbu aptarti aiškiai dėl kokybės, kas turi būti atlikta, būtent perkant nebaigtą statyti statinį, kokie darbai turi būti atlikti iki konkrečios datos, kad būtų sudaryta pagrindinė sutartis. Nes vienas irgi paskutinių atvejų, kad pirkėjas su pardavėjas susitarė, kad įsigys namą, kurio baigtumas bus 85%. Ir pirkėjas paklausė, kas bus į tuose 85%. Ir jinai atsiuntė sąrašą darbų, bet tai nebuvo įtraukta į sutartį ir tiesiog pardavėja pritrūko lėšų statytoje užbaigti ir kažkokiu būdu matininkė pažymėjo kadastrinėje byloje darbus, kurie iš tiesų nėra tame name, kad yra vonios kambarys, grindys, sienos, nors ištinkuotos, nors ten net smėlis vis dar. Tai jie ir registruoja baigtumą ir sako, tu turi pirkti, o kad pasiekti tą tikrąjį baigtumą, tai kainuotų papildomai dar. Kokią 15-20 tūkstančių gerų atveju, jeigu gal dar ir daugiau. Gal dar ir daugiau. Tai labai svarbu apsibriežti, kas turi būti perdodama, kas turi būti atlikta. Vėlgi dėl mokėjimo sąlygų patarčiau perkant nebaigtą statyti statinį, statomą, būsimą statinį, nemokėti didelių avansų, nes aš irgi visą laiką taip sakau. Ypatingai, kai tai yra nauji, ateinantis į rinką, neturintys patirties subjektai, kurie pasuka tuo statybų keliu, dažnai jie pritrūksta lėšų, bankrutuoja eigoje, taupo. Tai vieni mano... O ką daryti su tokiu realiai? Tu pasirašai preliminarią sutartį, nes būna, tikrai dabar daug rečiau tikrai, ypatingai ten po karą ir taip toliau, bet anksčiau būdavo, kad tu perki iš brėžinių. Taip.
Tai kaip yra tada tuo momentu, nes tu nusipirki iš brėžinių, nu kaip sumoki tą avansą, kad 20 000 kaip pavyzdys ir bankrotas. Tai viskas. Tai iš tiesų dėl tokių situacijų reikėtų ir vengti didelių avansų, nes taip pat turiu klientus, kurie visą pradinį įnašą sumokėjo 27 000 ir jie liko be namų ir nors teismas tenkino ieškinį, jie yra prisiteisę, bet išieškoti iš kur nėra. Tai yra ilgi procesai, turtas dažniausiai būna įkeistas bankams, jie be jokios abejonės turi pirmenybę ir ar liks iš kur išieškot ar neliks. Aišku, po to galima, jeigu tai buvo, nes įmonėms kyla pareiga stebėti įmonės veiklą, kreiptis dėl restruktūrizacijos arba laiku dėl bankroto, tai jeigu buvo pažeistos šios pareigos, tai atsiranda tam tikros galimybės iš asmeninio vadovų turto prisiteistas lėšas, bet tai yra iš tiesų labai ilgi procesai, varginantis ir brangus. Ir brangus. Ir brangus, okei. Tai čia kas liečia pačius vystytojus, tai aš kaip suprantu, tiesiog būtų saugiausias variantas visada, bet aš taip ir sakau visą laiką klientam, visada jau, kai įsirenkat būstą, pasiimat teisininką, pasiimat sutartį ir viską darot, analizuojat, kad viskas būtų aišku. Nes kažkodėl yra dar toks klaidingas įsivaizdavimas, kad į teisininką reikia kreiptis tik tada, jeigu tave jau teisia, ar kažkas jau tik blogiausiu atveju, tai yra netiesa, nes ateina klientai ir sako, tai notaras tvirtino sandorį, tai mes tikėjomės, kad jis viską patikrina, bet notaras neturi pareigos tikrinti. Pavyzdžiui, klientas perka, būna tokių atvejų, perka, atrodo namas, bet tai yra negyvenamosios paskirties statinys. Tai notaras tiesiog patikrina, ar toks sandoris neprieštarauja įstatymams ir jisai tvirtina. Bet notaras tikrai neturi išsiaiškinti, ar žmogus supranta, kad jis perka negyvenamosios paskirties statinį arba žemės sklypą, kuriame negalės vykdyti statybų, nes asmens poreikius gali ir toks sklypas atitikti, jeigu jis ten nutarė braškių lysvės tiesiog pasidaryti. Bet čia dažniausiai ir būna ginčas šitoje vietoje, kad patys pirkėjai, bet aš daug ir pati esu iš savęs turėjus tokių, kur tai čia negyvenamoji paskirtis. Nu ne, ta prasme, registrų centre taip yra parašyta ir kai tu perki su brokeriu, tai tu iš principo žinai, nes mes preliminariai tikrai nurodom visą laiką, kokia yra paskirtis. Bet kai tu perki iš fizinio asmens, fizinis asmuo to nenurodo. Ir jeigu tavęs pirkėjas nepaprašė registrų centro išrašo, o dažnai tai būna kokie 8% turbūt, kad nepaprašo. Ir tada atsiranda ten kokios gamybinės patalpos, apartamentai ir taip toliau. Ir tada pirkėjas sako, jūs mane apgavot, grąžinkit mano pinigus. Ir jau po notarinės sutarties. Tai kaip tada, ta prasme, savininkui elgtis, jisai nutylėjo, tai kaip ir pirkėjas būtų teisus, bet ar iš tikrųjų, nes pirkėjas pats nepatikrino. Tai va čia, tas toks... Iš tiesų, tai teismų praktikoje einama prie to, kad pirkėjas turi pareigą tikrinti, jis turi būti atidus ir rūpestingas, jeigu jis neturi specialių žinių, jis turi kreiptis teisininką. Yra tikrai tokių teismo nutarčių, nes tai yra viešai prieinama informacija. Tu ką gali nuslėpti? Tu gali nuslėpti tai, ko pirkėjas negali. Išsiaiškinti, negali sužinoti. Pirkėjas, turi žinoti, kad yra viešasis registras, kad yra tokia informacija ir dažnu atveju teigia, kad sužinojau po notarinės sutarties, bet pačioj notarinėje sutartyje būna įdėtas išrašas iš registrų centro, bet mes nesupratom, kas parašyta. Ir yra daug tokių atvejų, kaip ir pavyzdžiui, kreipiasi dėl paslėptų statinio trūkumus, kai tai notarinė sutartį ir ten parašyta, kad pirkėjas patikrino turtą visų specialistų ekspertų pagalba, taip toliau. Ir aš sakau klientui, o tai jūs tikrinot? Sako, tai žinoma, kad netikrinam. Tai sakau, kodėl jūs sutikot su tokia nuostata? Sakau, mes nieko nesupratom, kas skaitom. Tai reikia vengti tokių atvejų ir iš tiesų, nebijot kreiptis į teisininką, nes vėliau kainuos tikrai kur kas brangiau, negu kad teisingai atlikti visi tie žingsniai. Jo. Tai svarbiausia, nusimatyti jau kas be ko ten, kaina, avansas, datos visos, bet pagrinde ir tu, nesvarbu turbūt, ar jau būtą tu perki, ar tu namą perki, ypatingai jeigu namą, tai ekspertas ir teisininkas ir tik tada dedami parašai. Iš tiesų, tai tikrai rekomenduoju kreiptis į statybos ekspertus, nes pastaruoju metu aš pati asmeniškai kiek
su tokiais ginčiais dirbu, tai matau, kad ta kokybė prastėja. Nors atrodo, einam į priekį, viskas gerėja ir čia turėtų ta kokybė gerėti, bet taip nėra ir galima tą suprasti, nes iš tiesų kokia yra paklausa, tokia yra ir pasiūla. Jeigu pirkėjas aklai bet ką perka, netikrina, tai pardavėjas nėra suinteresuotas gerai pastatyti. Jeigu ateitų vienas pirkėjas su ekspertu, pasitikrina, neperka, ateitų antras, pasitikrina, neperka, trečias, tai statytojas padarytų tam tikras išvadas, kad jis negali jau bet ko parduoti. Dabar pirkėjas jis yra protingas, atidus, rūpestingas ir pradėtų rinkai siūlyti kokybiškesnį statinį. Tai kol bus pirkėjų, kurie už $500,000 perka statinį judantį kiaurų stogų ar sienomis, tol bus tokia pasiūla. Bet tai čia, pavyzdžiui, šitoj situacijai žmonės jau buvo sumokėję avansą ir jau pasirašė preliminarią sutartį, ne? Taip. Bet kaip? Tarsi, kaip? Tai jie atėjo, nematė, ar dar nebuvo sienų? Dar nebuvo pastatytos sienos, taip. Supratau. Tai čia jau, vadinasi, neturiu kur, kaip? Paskui jau tiesiog tada buvo, kad taisyta. Tada susidurėme su tuo, kad pardavėjai, jie gauna avansus arba, pavyzdžiui, po tos pačios jau visiško sandorio notarinės sutarties sudarymą, nors įstatymai numato garantinius terminus, bet atsiranda didelis pardavėjų vystytojų pyktis, kad ir jie vengia taikyti garantijas, vengia. Tai iš tiesų ne viską gali ir pirkėjas pastebėti, jeigu jis nepasitelkia ekspertų, dažniausiu atveju visi statinio brokai pasimato žiemos metu, pradeda per sienas sunktis vanduo ir tą ekspertas galėtų pamatyti naudodamas termovizorių ar panašiai, o tu plika akimi to nepastebėsi. Ir tada prasideda, kad tai matėt, ką perkat, ar nematėt, ką perkat. Ekspertai jau padaro ekspertizės, pavyzdžiui, tam tikram trafaretai, kurie irgi yra blogai sumontuoti, todėl visas vanduo bėga į fasadą, gaunam atsakymus, pas mus trafaretų funkcijos neatlieka, ten parapetai ir kaip ten jie. Pas mus tokios funkcijos neatlieka, jūsų ekspertai yra neteisūs, nes pas mus tokios funkcijos jie neatlieka. Tai tas vengimas vykdyti įsipareigojimus, tai yra labai dažnas ir visais įmanomais būdais, netgi paskambinama pirkėjui ir pasakoma, jeigu tu čia kreipsis į teismą, mes turim pačius geriausius advokatus, mes tave sunaikinsim ir skambina klientas, sako, o gal baigiam, nes sako, mane sunaikins, čia jie turi geriausius advokatus. Tai yra tokių situacijų ir ypatingai su gyvenamaisiais namais, nes dažnai yra vykdomi ir reljefo keitimo darbai, kurie nenumatyti projekte. Statybos metu kaimynam teigiama, kad viską sutvarkysim, iš tiesų nieks nesutvarkoma, žmonės nusiperka, kaimynai beldžiasi į duris, sako, jūs mus pilat, jūsų čia tvora iš vis mūsų sklype. Tai perkant gyvenamąjį namą tai yra būtina įsivertinti sklypo ribas, įsivertinti tvoras pastatytas, gręžinius, turto visą patikrą atlikti ir sudaryti sutartį atidžiai ir išsamei išdėstyti visas sąlygas, nes kartais vienas žodis turi tiesiog lemiamą reikšmę. Aš turėjau savo praktikoje atvejį ir mes nuėjom net iki Lietuvos aukščiausiojo teismo, nes pirkėjas įsigijo kotedžą ir po to jis liko be vandens. O liko todėl, kad tiesiog pardavėjas neperdavė šitų tinklų savivaldybei. Tas pats nutiko su elektra ir pagal tai, kai buvo surašyta sutartis, teismai pasakė, kad jam neturėjo perduoti su tais vamzdžiais. Ir tik Lietuvos aukščiausiasis teismas išgirdo, kad statytojas negautų net statybos leidimo, jeigu jis neįsipareigotų įrengti komunikacijų, nes mes ne Indijoje gyvenam, kad maudytumėmės jau iš kažkokio kibiro vandens. Tai tik tada išgirdo ir kiek reikėjo metų ir kiek reikėjo išleisti, kol išgirstų. Tai buvo atvejis, kad klientas negalėjo gyventi, nes jis neturėjo nei vandens, nei elektros. O tai kaip išsisprendė vis tiek kažkaip? Išsisprendė kliento naudai. Bet tai truko kelis metus ir nuėjo toli tas ginčas. Tai ir tiesiog buvo būtent sutarties aiškinimo klausimas, nes teismai pirmų dviejų instancijų suprato, kad įsipareigojo perduoti tokį su tom neįrengtom komunikacijom, kokios jos buvo tai dienai.
O Dieve, nu tai, bet čia yra ne vienas tikrai projektas toksai ir Pilaitėje aš esu girdėjus, tikrai toks projektas yra, kur, Tikrai taip. kur nėra net normalios kanalizacijos nieko ir tiesiog žmonės gyvena taip, kaip gyvena. Tai ir nieko tu nepadarysi. Tai žodžiu, grįžtant dar šiek tiek prie to pirkimo ir tu atsakai dėl sklypų, ne? Vakar aš tiesiog kaip tik mačiau internete, Facebook'e, aišku, tokį pavyzdį, klausimą. Kaltinimas buvo ant pardavėjų. Žmonės nusipirko sklypą ir sako, pardavėjai mus apgavo, pardavėjai mūsų neinformavo, kad statybos leidimą mes galėsim gauti per metus ir dar ten projektą per kitus metus, dar ten kažkokį detalų planą irgi dar per metus. Žodžiu, kad labai viskas ilgai užtrunka ir kainuoja ten apie 20 ar ten vos ne 25 tūkstančių plus. Bet ir aš galvoju paskui ir aš nebuvau pati savim tikra, taigi nepardavėjų čia yra reikalas, turiu minty, per kiek tu gausi leidimą namo statybai ir ar ir iš vis tu jį gausi, turiu minty. Iš tiesų aš irgi mačiau tą klausimą. Na, okay. Nes jisai sukėlė daug ten diskusijų, tikrą audrą. Tai neteisūs posto, to vadinamo įrašo autoriai yra neteisūs, nes, per kiek laiko tu gausi statybos leidimą, čia tikrai ne nuo pardavėjo priklauso. Taip. Tai gali ir architektas įtakoti, architekto užimtumas, savivaldybės tam tikri klausimai. Mes turim tokias situacijas, kad dabar apskritai su viešo administravimo subjektais yra sudėtinga ir per 20 darbo dienų jie jokio atsakymo nepateikia ir nemato atsakomybių. Prieš metus laiko laimėjom ginčą prieš savivaldybės, sprendimas vis dar nėra įgyvendintas. Taip. Kalbant būtent apie teritorijų planavimo dokumentus, tai iš tiesų yra būtina perkant žemės sklypą, ypatingai Vilniaus mieste, pasitelkti teisininką arba architektą gerą prieš sandorį ir atlikti analizę, nes Vilniaus mieste iš tiesų yra gana griežti teritorijų planavimo dokumentai ir pavyzdžiui registrų centre išraše gali nebūti jokios žymos, o pagal teritorijų planavimo dokumentus tu negali sklype statyti statinio, arba pavyzdžiui yra tam tikri apribojimai taikomi, arba tu turi užsakyti detaliojo plano keitimą ir taip toliau. Tai yra būtina atlikti būtent prieš sandorio sudarimą. Tai pavyzdžiui, pagal teritorijų planavimo dokumentus tavo sklype gali būti net suplanuota dvibučio namo statyba. Tu turi sklypą, bet negali statyti tik savo namą, tu turi statyti dvibutį namą. Tai teritorijų planavimo dokumentai iš tiesų gali numatyti įvairiausią apribojimą. Pavyzdžiui, nėra komunikacijų arti, bet teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus, tik kada tu gali jau įsirengti savo gręžinį. Ir jeigu tos komunikacijos nėra nutolusios atitinkamų spindulių, tau gali tekti patirti išlaidų, kad prisijungti prie tų komunikacijų ir tai gali būti tikrai didelės sumos dešimtimis. Tai turi atlikti tu. Tu turi atlikti namų darbus, įsivertinti. Aš visai neseniai turėjau taip pat teisminį ginčą, bet jau atstovavau pardavėją, nes pirkėja kreipėsi į teismą, kad nuslėpė informaciją apie tam tikro statinio reikalavimus, apie suplanuotą renovaciją statiniui. Bet ta informacija buvo skelbiama viešai, buvo skelbiama savivaldybės puslapyje. Ir mes tą ginčą laimėjom per visas instancijas, pirkėja pralaimėjo ir teismas būtent pasisakė, kad negali nuslėpti viešai prieinamų dalykų. Taip. Tai yra viešai prieinama ir tuo labiau pirkėja buvo juridinis asmuo tuo atveju. Tai taikomi apskritai aukštesnė atidumo, rūpestingumo standartai. Nes jie gal dar didesnį prieimą turi prie patikrinimų? Laikoma, kad jie apskritai yra protingesni ir vadovas, kuris tokias pareigas užima, yra įkūręs verslą, jam tiesiog taikomi aukštesni standartai ir mes ginčą laimėjome. Būtent buvo pripažinta, kad pirkėjas pažeidė pareigą patikrinti, ką perka. Tai realiai, šiaip pirkėjui, bet kuriuo atveju architektas, kad kreiptis į architektą, bet jie detaliuosius planus irgi mato šiaip žmonės, tik jie nežino, mato, kur... ir mes matom detaliuosius ir bendruosius dažniausiai nežino, planus. Kur juos rasti. Čia yra ne tame, kad nežino, kuriuos jos reikia mokėti skaityti. Tai yra tikrai mokslas ir aš pati, kai pradėjau su tuo dirbti, aš pradžioje atsimenu, man toks šokas buvo, kas čia per
žemėlapis. Taip. Ir tu turi žinoti ir kaip užsidėti tam tikras Varneles kažkur. žymas, kad tau parodytų, tu turi tą mokėti skaityti. Tai yra mokslas. Na, ne veltui žmonės mokosi 6 metus, kad jie suprastų. Tai tiesiog ne viską pavyksta pačiam padaryti, tai yra normalu ir tiesiog į nekilnojamo turto pirkimą reikia suprasti kaip į investiciją atsakingą ir tu turi atlikti tuos namų darbus, pasitelkti, atitinkamai įvertinti, ką tu perki ir kokį tau specialistą reikia pasitelkti toje situacijoje. Bet daugelis pirkėjų iš principo šiaip galvoja, kad, arba brokeris yra kaltas atsakingas, arba tada jau pardavėjas, jeigu nėra brokerio, nes, man visą informaciją turi atnešti ant lėkštutės, bet iš tikrųjų taip nėra. Aš prieš 7 gal metus turėjau pavyzdį Šeškinėj, mes pardavinėjom butą ir žodžiu, mes pasirašėm preliminarią sutartį su pirkėjais ir kažkaip atidėjimas turėjo būti pinigų, kad mes iš karto notarinės nesirašėm ir pralaukėm ir išėjo iš savivaldybės puslapį, man atrodo, kad tenais turėtų kažkada, ten grinai Fabijoniškių gatvėje tvarkytis tas kelias ir ten padaryti kelias juostas ir ten troleibusai turėjo pradėti važiuoti. Jau 7 metai dar nieko nėra, bet kuriuo atveju pirkėjai apkaltino mane, nuslėpus informaciją. Ta prasme, aš tos informacijas neslėpiau, bet, sakau, čiagi jūsų pareiga yra išsiaiškinti. Ta prasme, nes aš ir pati nežinojau, nes tu realiai tada turėtum kažkur eiti giliau. Pardavėjai to nežinojo, aš irgi nežinojau, dar jauna ir brokerė buvau prie to paties. Ir išėjo būtent tie straipsniai visi ir jie sako, jūs mus apgavot, grąžinkite avansą. Tai aš tada atsimenu, mes kreipėmės į teisininkus, tai mes grąžinom pusę avanso turbūt, bet čia buvo tiesiog iš mūsų pusės jau tas geranoriškumas. Bet klausimas, nes jie teismais pradėjo grasinti. Tai vat ir klausimas, ar šitoj situacijai būtų likęs pardavėjas teisus, ar būtų pirkėjas buvęs teisus, kad buvo nuslėpta informacija apie nepateiktus savivaldybės planus tiesti kelius kažkokius. Iš esmės tai atsakyti, kas būtų teisus, jau galėtų tik teismas, nes sprendimus priima visgi teisėjai, advokatai. Bet šiaip iš praktikos gal yra tai buvę. Taip, tai atstovauja, bet aš esu įsitikinus, kad šiuo atveju pirkėjai buvo neteisūs. Tai vėlgi dažnu atveju yra tikimasi, kad nekilnojamo turto agentas turėjo viską pasakyti. Aš visada klientam ir sakau, jūs visų pirma, įsivertinkit, kieno interesus atstovauja nekilnojamo turto agentas. Tai jis atstovauja pardavėją. Ir jo yra koks tikslas pagal sutartį. Surasti pirkėją. Ir tuo labiau nekilnojamo turto agentas, jis nėra nei teisininkas, nei architektas, nei statybų specialistas. Ir jeigu turėtų tokias funkcijas agentai, tai tada visi kiti darbo neturėtų. Kartais mes taip jaučiamės. Kažkodėl ir pirkėjai taip galvoja. Ir jei kažkas nutinka ir pas mane ateina klientai, tai visada didžiausia pyktį jaučia nekilnojamo turto agentui. Agentas nuslėpė. Sakau, bet iš kur jūs žinot, kad agentas žinojo? O pardavėjai, jeigu jie ir žino, tai jie retų atveju atskleidžia tą informaciją agentui. Mes turim situacijas, aš visada klientams sakau, jūs advokatui turit kaip daugiau nei kunigui papasakot, o po to ateini į bylą ir matai, kad tau pačiam melavo tas klientas. Tai tikrai nėra nekilnojamo turto agentas, teisininkas neturi ir gebėjimų, tuo labiau čia nebuvo informacija iki sutarties skelbiama viešai, tai kaip būtų galima buvę ją gauti. Tai čia dažnas atvejis, kad pradeda grasinti teismais, ten mūsų tas, anas, bet tas labai greit subliūkšta, kai ateina į tą teismą ir pamato, kokia yra teismo pozicija, nes teisme dirbantys kvalifikuoti teisės ekspertai supranta, kad negalėjo dabar nekilnojamo turto agentas, ką jis turėjo taro kortas pasimti išburti, kad ten bus kažkas. Teoriškai taip turėtų būti. Tai būtent. Taip turėtų būti. Ir vėlgi čia būtų klausimas, ar čia turto pabloginimas, kad numatoma geresnė infrastruktūra iš esmės. Ten būtų išėję langai tiesiai į tą gatvę, bet jinai būtų čiut toliau buvus, gal ne visiškai po balkonu, bet kuriuo atveju, sakau, 7 metai praėjo, nieks nieko, dar ta pati žalė žaliuoja, tie patys šunys laksto ten aptvare. Tai, ta prasme, tiesiog čia, to dalyko nenumatysi. Tai. Yra pasisakęs Konstitucinis teismas, kad
teritorijų planavimo dokumentai ir jais numatomi apribojimai nėra laikytini kaip suvaržantis nuosavybės teisės. Net jeigu tu pagal teritorijų planavimo dokumentus negalėjau nieko statyti, tai nelaikoma tavo teisų pažeidimu. Taip. Tai šiuo atveju vėlgi tą pačią teoriją remiantis nebūtų laikoma. Ok, o dabar, tarkim, jau čia mes pasirašėm tą preliminarią sutartį, ar ne, jau viską patikrinom, pasirašėm, taip toliau. Ir noriu aš ją nutraukti. Šiaip. Yra buvę tų tokių, manau, kad yra turbūt buvę, kad tiesiog pirkėjas kreipiasi į jūs, kad aš visgi nebenoriu to turto pirkti, kaip ir priežasties gal kažkokios aiškios neturiu, bet noriu atgauti avansą. Tai kaip tokiu atveju, ta prasme, turbūt tiesos jau nėra šitoje vietoje. Mano praktikoje nebuvo tokio atveju, kad ateitų klientai ir Iš tiesiog niekur, persigalvo. Ne, tai visada būna iš tiesų rimtos priežastys, dažniausiai susijusios su turto kokybė. Tiesiog. Ir kad tiesiog persigalvotų, tai yra retas atvejis, nes dažnu atveju žmonės ilgai taupo tiem avansams, svajoja apie tos savo namus ir laukia jų, nesulaukia, tai tikrai neturėjau tokio atveju, kad sakytų tiesiog. Okay. Bet ta nusitraukimo procedūra yra labai svarbu sutartį išdėstyti, nes atsiranda preliminariuose sutartyse, kad turto kokybė nėra pagrindas sutarčiai nutraukti ir taip toliau. Tai čia pas vystytojus dažniausiai būna įtraukta šitas dalykas. Bet ir kaip fiziniai asmenys, kurie vysto, jie taip pat įsitraukia ir tos sutartys būna tokios vadinamos į vienus vartus, be jokios abejonės tu gali ginčyti nuostatas kaip nesąžiningas, tačiau kad išvengti tų ilgesnių procesų, įeiti į tos konfliktus, iki teisminius, yra tiesiog pigiau, greičiau ir sveikatai geriau iškart aiškiai apsirašyti ir nusimatyti sutartyse. Supratau, gerai. O dabar tada peršokam mes prie šito, kad pasirašiau notarinę sutartį. Jau viską pasidariau, nes aš tiesiog dabar, kadangi turėjau tokių pačių variantų, tai ir nežinau, mes galvoju dabar, kada mes nupirkom, gal vasara buvo. Ir paskui jau rudenį šiek tiek atšalo ir prasidėjo ten grindų girgždesiai ir taip toliau. Kapitaliniai tie remontai, kaip aš sakau, iš tų perikūpinių žmonių, kurie nuperka butus, tuos kapitaliai remontuotinus, juos sutvarko ir parduoda. Tai čia prasidėjo, tu grindų nepatikrinsi, turiu minty, tu kaip ir vaikštai viskas gerai, bet keičiasi matyti oras, dar kažkas ir prasideda, gal kažkas nedadaryti ir taip toliau. Kaip su tokiais dalykais, kur tada jau pardavėjas sako, ne, čia ne mano, čia tiesiog taip atsitiko ir aš nieko jum nedarysiu, netvarkysiu, o pirkėjas sako, aš tada jūsų buto nebenoriu, arba jūs man padarykit naujas grindis, arba ten langus, nesvarbu. Tai kaip tada? Iš tiesų, vėlgi reikia įvertinti, ar tai daroma verslo tikslais, ar tas, kuris, superka, išremontuoja, perparduoda, tai daro verslo tikslais ar ne, nes pati visai neseniai turėjau atvejį, kada žmogus nusipirko butą 4. aukšte, įsirengė, pasitelkęs jau statybos specialistus ir susirgo sunkia vėžio forma, po chemoterapijos tiesiog sunyko jo klubas ir jis nebegali lipti laiptais ir tokį butą pardavė. Bet jis parduodamas perdavė visas garantijas, nes iš esmės tu perki dušo sistemas, tu visur gauni garantijas. Tie, kas grindis įrengė, taip pat turi duoti garantijas ir jis perdavė visas garantijas pirkėjui. Bet pirkėjas kažkodėl sugalvojo, kad jeigu atsisuka tą rankeną durų, tai jam turi atvažiuoti, būtent pardavėjas prisukti, arba, pavyzdžiui, tą dušo galva, nors jis turi čekį ir gali nuvažiuoti į senukus pasikeistą galvą, bet jis sako, aš neturiu važiuoti, tu turi atvažiuoti nusukti. Čia kaip nuomam bute, kur lemputės keičia žmonės. Ir iš tiesų jo brolis tai darė metus laiko, kol atėjo ir sako, žinau, kad mes nebegalim, kiekvieną mėnesį ten kažkas tame bute nutinka. Tai ir mes atsakėm, kad mes to nebedarysim, tu turi visus dokumentus, tu gali kreiptis tiesiog ir tuo labiau buvo ten ir rangovai, kurie atliko tos kapitalinį visą remontą ir jie neatsisakė taikyti garantijų, tik sako, įsileiskit mus, mes padarysim, bet jis tiesiog turėjo tokią užgaidą, kad būtent tas ateitų asmuo.
Tai ir mes tą labai paprastai apgynėm, nes tai buvo žmogus įsigijęs turtą asmeniniais poreikiais, šeimos poreikiais, neveikęs kaip verslo subjektas ir tai yra paprasta, jis jums perdavė, prašom ten ir kreiptis. Tai tokiu atveju mes apgynėm, bet be jokios abejonės, jeigu kalbant, kad kreiptųsi į rangovą, kuris pavyzdžiui atliko ten tos sienų tinkavimo, visus grindų įrengimo, tai galioja garantija ir žmogus turi teisę kreiptis į tuos darbus atlikusią įmonę ir prašyti trūkumus. Čia, kur yra tie 5-10, tie paslėpti darbai ar ne, ir nepaslėpti. Taip, bet iš esmės tai dažnu atveju ne visiems yra taikomi, pavyzdžiui, tam pačiom, kai kuriem darbam yra 2 metai taikomi, tai reikia įsivertinti, apie konkrečiai kokius darbus mes kalbam. Turiu dabar vėlgi tokį teisminį ginčą, kada jau tie, kurie atlieka darbus rangovai, jie taip pat vengia savo pareigų. Tai, pavyzdžiui, įrengia vinilinės grindis ir jos yra akivaizdžiai nelygiai įrengtos. Tai yra, kai tu rengi vinilinės grindis, yra labai svarbu teisingai įrengti išlyginamai sluoksnį. Ten žmonės susimokėjo pinigus ir jie pamatė tik įsirengdami grindžius, kad tarpai yra tokie tiesiog. Tai atsisako. Sako, čia nėra, sako, trūkumas, netrukdo naudotis, kad tas grindis kreivas. Tai yra netiesa, nes tu perki, tu moki pilną kainą, tu negauni to kaip kažkokia nuolaida, kad tu gausi nekokybišką paslaugą. Tai iš tiesų tiesiog parekomenduočiau žmonėm nebijot ginti savo teisų tokiuose ginčuose, nes jie palankiai sprendžiasi pirkėjam. Dažnu atveju pirkėjas yra kartu ir vartotojas, kuris būstą ar tas paslaugas įsigyja šeimos poreikiams tenkint, tai jam yra taikoma papildoma apsauga ginanti vartotojus ir tikrai ginčai sprendžiasi gana palankiai, bet kadangi kažkodėl yra bijoma, verslininkų mus čia suvalgys, sudaros, tai dėl tokių klaidingų įsitikinimų ir turim tą tokį Turim, ką turim, gyvenam su brokiais. Tai žodžiu, rezimuojant visą šitą dalyką iš principo, architektai, teisininkai ir nebijot siekti savo teisybės. Statybos ekspertai. Statybos ekspertai yra privalomas. Tikrai. Namam, projektam, kotedžam tai yra 100%. Aš jau netgi sakau, kai kurios klientus netgi ir į butam sakau, ypatingai jeigu jie yra tik sutvarkyti arba ten senesnės statybos, kokį 50 metų ir taip toliau. Iš tiesų yra valstybių, kuriuose tu negali nusipirkti nekilnojamo turto, nesikreipęs į ekspertą. Taip. Tai manau, kad turėtume eiti prie to tokio suvokimo ir nes tiesiog matom, kad tendencijos negerėja, jos prastėja ir apsaugant savo pinigus. Kol įstatymo leidėjas nesiima kažkokių iniciatyvų, turim pasirūpinti patys. Supratau. Tai ačiū tada, Karolina, tau labai, kad atvykai, kad pasidalinai su mumis savo informaciją, savo praktiką ir taip toliau. Tai tikimės klausytojams tikrai buvo naudinga ir tikrai kažką pasiėmė iš mūsų šitos laidos. Bet su tavim dar tikrai susitiksim, nes dar reikės paliesti skaudesnę temą. Turto dalybų ir skyrybų. Tai jau čia ateičiai bus. O dabar ačiū tau, geros dienos visiems ir iki.